Niekada nepamiršiu tos dienos, kai lygiai prieš 12 metų buvau Vašingtone ir premjeras Algirdas Brazauskas tuometiniam Jungtinių valstijų valstybės sekretoriui Colinui Powellui įteikė Lietuvos stojimo į NATO raštus. Niekad nepamiršiu skambučio kariuomenės budinčio, kuris pranešė prieš valandą iki šio įvykio, kad Belgijos naikintuvai kirto Lietuvos oro erdvę ir atvyko saugot mūsų nuo bet ko, kas kėsintųsi į mūsų laisvę. Mes tikrai neseniai šventėm valstybės gimtadienį, vasario 16, šventėm ir antrąjį gimtadienį, kovo 11, bet kovo 29 bus įrašyta ir įkalta į mūsų istoriją tokiamis raidėmis, kad primint Lietuvos lūžį geopolitinėme gyvenime, geopolitinėje tėkmėje, kuomet šimtmečiais buvo blaškoma mūsų šalis iš vieno agresoriaus gniaužtų į kitą ir pagaliau galėjo pati spręsti savo likimą. Tai vyko lygiai prieš 12 metų. Todėl sveikinu visus su šia data, sveikinu su tą pergalę, kurios rezultatus ir vaisius kaip niekada stipriai jaučiame šiomis dienomis.